Sveiki, šiandieną aš gaminsiu šaltibarščius. Šaltibarščiai turbūt viena populiariausių šaltų sriubų Lietuvoje. Mano šaltibarščiai bus šiek tiek kitokie, su kiaulienos liežuviu. Jiems paruošti reikės virtų burokėlių, kiaulienos liežuvio, ridikėlių, agurkėlių, krapų, svogūno laiškų, kefyro, pieno ir lieso jogurto. Į kepimo skardą sudėsiu jau apvirtas bulves. Kiekvieną bulvę sutraiškysiu grūstuvu. Uždėsiu po skiltelę česnako. Susipjaustome daržoves visas vienodais kubeliais. Ridikėlius. Deriam puodą. Viską pagardiname druska, pipirais. Sudedame jogurtą. Supilame pieną ir kefyrą. Viską gerai permaišome. Viską suberiame ant paruoštų šaltibarščių. Praėjo 20 minučių, bulvės jau iškepė. Sudedame jas į lėkštę. Karštą vasarą šaltibarščiai puikus patiekalas.